Labą dieną visiems. Ačiū labai savivaldybei, kad pakvietėt į šitą programą, į tokią labai reikalingą darbą. Ir noriu pradėti tikrai nuo padėkos, kadangi, kaip jūs matėt, Vilniaus rajono savivaldybės programai yra įrašytas toks svarbiausia tokia programa švietimas. Švietimas ir mes tikrai žinom, žmogus gali gyventi atsakingai ir kaip mūsų organizacijos pavadinimas laisvas žmogus, laisvas nuo priklausomybių ir jeigu žmogus yra atsakingas, jeigu žmogus yra laimingas, jisai gali keistis. Ir tikrai ir mūsų rajonai, ir Lietuvai bus žymiai geriau. Deja, be jokių problemų. Tai problemos ir sukelia alkoholis. Ir ne tik. Alkoholis ir tabakas, kaip mes žinom, yra legalūs narkotikai. Tai Malgožatos dėka mes pradėjom dirbti su žmonėmis. Negaliu pasakyti, kad eksperimentuoti, bet jau buvo čia yra ir labai tikras ir rimtas darbas, sąmoningas su šita visa bėda. Ir jūsų komanda, pradedant nuo mero Roberto Žuknevičiaus, kuris ir sukūrė tą švietimo būtent akcentas, administratorius direktorius Vladislavas Bratkevič ir Malgožata tikrai sumotyvavo tų žmonių, kad jie ateitų, aišku, ir tarnybai. Ačiū labai ir visų jūsų tą pastangą mes kaip jau paskutinė, taip sakant, jau instancija, taip mes jau dirbam su tai žmonėmis. Bet jūsų didžiulis darbas ir jūsų indėlis, kad jie ateitų, kad susiskambinti ir padaryti tą didžiulę motyvaciją, kad tas žmogus patikėtų savim ir galėtų tikrai atvažiuoti, davažiuoti iki čia. Čia yra ir pravažiavimo tas. Ir salės irgi paruošimas. Kiek skambučių iš tų 10 žmonių ateina tik tai 2 arba 1. Ir tikrai čia yra labai milžiniškas darbas. Ir ačiū Jums dar kartą. Ir žmonės, tie, kurie praėjo kursus, tie, kurie čia ir nedarėjo, kadangi visus mes nekaitam. Bet čia yra tikrai labai didžiulis tas psichologinis ir labai atsakingas darbas. Dabar, jeigu mes kalbėsim apie mūsų programą, gal čia įjungti šiek tiek, kad būtų įjungtas tas fonas, tai faktiškai mes rodam pavyzdį, kaip galima į kokią aplinką išeiti tam žmogui. Teorija yra teorija, psichologinis darbas, taip, aš esu pagal išsilavinimą pedagogė, psichologė ir dirbu su žmonėmis ir su lektorė. Ir jiems svarbu parodyti praktiškai, kur tu gali arba grįžti į tą buvusį gyvenimą, arba į kitą, kokią kitą. Tai bet praktiškai jie gali pasitikėti, kaip gaminti maistą. Kai išvažiuojant į gamtą arba kažkur tai pailsiauti kartu su mumis, jūs galite padaryti kažkokią tai patiekalą. Tai pradedant, kaip čia buvo iš pradžių paskaitos ir visos temos įvardintos, svarbiausias darbas yra prevencinis darbas su mokiniais mokyklose, kadangi vaikai tikrai nežino, kas yra sąžinė ir ypač nežino, kas yra atsakomybė. Tai grįžtant prie tos praktinės veiklos, tai jeigu mes pažiūrėsim, ką mes darom čia savivaldybėj, tai tikrai sutinkam kiekvieną žmogų ir bandom suprasti, kur yra bėda, kaip pasakyti jam, kad tu negerk, čia neveikia, kadangi jeigu šeimos nariai sako, kad čia yra bėda, čia yra problema, tam žmogui nėra jokios problemos. Čia jam yra vienintelis malonumas išeiti į tą virtualų gyvenimą ir tik tai, kaip jie sako, mes negeriam todėl, kad arba nėra pinigų, arba nieks nestato.
Tai kaip pakeisti tą mąstymą, kaip pakeisti tos įsitikinimus, kad yra kitas gyvenimas ir tada jau mes rodom, kad yra gamta, yra užimtumas ir yra tas rūpestis, kaip pat kiti, aš kaip kiekvieną dieną kalbu su tais žmonėmis, kiekvieną dieną. Nesvarbu, kaip jie atrodo, arba ten nori labai kalbėti, arba ten jie perskambinama. Meilės trūkumas. Meilės trūkumas ir tada ta nostalgija, kaip buvo, kaip tais laikais, va tas. Aš stengiausi nežiūrėti, kaip buvo, kur yra blogai, o ką daryti, pakeisti kryptį. Ir tada mes iš karto ir paskaitos ir sakom stop, arba keičiam temą, kad jie užsiciklina toj bėdoj, kad nėra sveikatos, nėra meilės, nėra pinigų ir gaunasi toks ne tik auklėjimas, o turi būti ir perauklėjimas tų žmonių, kad jie galėtų patikėti savim ir pradėti tą tikrą naują gyvenimą. Ir todėl labai reikalingas palaikymas. Turi būti ir skambučiai, turi būti ir bendravimas. Nu ir Denisas sukūrė irgi tokią veiklą. Prašau. Jo, kadangi mažai turim laiko, informacijos labai daug, tai pasistengsiu trumpai. Kaip ir iš video matom, kokios priemonės turim tai veiklai, tai atsirado jūs ne šiaip savo, kadangi kažkada tais turėjau pats problemų su priklausomybėm. Ir pirmas žingsnis buvo, aišku, sprendžiant psichologinį tą momentą, kodėl aš vartoju. Sustojant vartot, aš supratau, kad aš tai pasikeičiu, bet aplinka ta pati išliko. Ir su kuo man leisti laiką arba kaip elgtis, čia buvo iššūkis. Tai va, su laiku aš tą supratau, kad čia buvo ne vien mano problema, kaip sakyt, kaip atrasta stiprybė pakeisti tą aplinką, bet ir tos žmonės, kurie ateidavo iš pradžių, mama dėstė, reiškia, tos paskaitos, lekcijos, kaip išvestų žmonės iš priklausomybės ir jie tą patį klausimą užduodavo, tai gerai, aš pasikeisiu, aš noriu, bet ką daryti toliau? Nes aš grįžtu netgi tą pačią šeimą, arba ten tie draugai, jie vėl provokuoja, vėl spaudžia. Tai nusprendžiau, kad reikia sukurti irgi tą ir laiko formą praleidimą. Būtent, kad tas žmogus pajustų dalimi komandos, kaip sakyt, ir suprastų, kad nuo jo irgi kažkas priklauso, kad jis nuo jo veiklos toj komandai. Na ir pradėjom, reiškia, iš pradžių su palapinėmis išvykus ten, reiškia, stovyklos organizavimas, paskui pirtį ant ratų sugalvojom vieną moterį, paskui antrą. Vėliau sugalvojau padidinti tą mastą, reiškia, europiniu mastu pradėjom su kemperiu namą ant ratų keliauti. Irgi po truputį imtos žmonės, grupės, kas savaitės važiuoja, kas netgi buvo tokių ir mėnesių. Ir jie per tos dienas keičiasi, suprasdami, kad reikia vis dėlto to bendro bendravimo, nebūti uždaram, ta prasme. Plius netgi ta pirtis atrodo liktai, kad sveikatinimo procedūra, bet per tą laikotarpį, bendraujant su žmogum, galima iš jo išgirsti daug, kiek jis klausimų turi, arba apie save kažką kalbant, duoti jam pavyzdį, kaip gali būti kitaip gyvenimą ir suteikti, kaip sakyt, kažkokią naują motyvaciją, žingsnį tolimesnį gyvenimą. Tai, kaip sakyt, gal trumpai tai tiek kol kas. Ačiū. Ačiū. Tai gal vėliau.